Mane, manau, išrinko Bravo pilietiškiausiu vien tik dėl to, nes esu Šviesiosios gimnazijos prezidentas ir priklausau Lietuvos mokinių parlamentui. Ir šiaip esu labai pilietiškas žmogus. Pats pilietiškiausias poelgis ir yra įstojimas į Lietuvos mokinių parlamentą ir atstovavimas mokinių nuomonę. Tik demokratija. Nes tai yra pats geriausias valdymo būdas. Nes tada yra atsižvelgiama į gyventojų nuomonę. Gal todėl, kad esu labai veikli, draugiška, bendraujanti. Vakar kaip tik močiutę pervedžiau per kelią. Nu, gerai pagalvojus, išdrįsčiau turbūt įsimaudyti tokiu metu kokiam ežerėlį. Mano manimu, Bravo pilietiškiausiai mane išrinko, nes esu mokyklos prezidentas ir esu pilietiškas. Nežinau, draugai turbūt, tarybos nariai, vyresni, pilietiški asmenys pastovėjo mane būti mokyklos prezidentu. Šiaip tai daugiausiai dalyvauju pilietiškumo renginiuose, irgi tas sausio 13 bėgimas žiemą ir visi valstybinių dienų minėjimai taip pat įeina į tai. Aš manau, kad panas organizuotas vakarėlis būtų pavykęs. Gerbiama prezidentė, aš kviečiu jūs į Bravo apdovanojimus. Labai esate laukiama. Bravo pilietiškiausiai mane išrinko, mano nuomonė, todėl, kad dalyvauju mokyklos renginiuose, ne tik kaip žiūrovas, bet ir kaip dalyvis. Taip pat priklausiau mokyklos mokinių tarybai ir mokyklos pačiai tarybai. Taip pat turėjau garbės sakyti kalbą sausio 13 proga Seime. Jeigu laimėsiu šią nominaciją, pasižadu eiti į Seimą. Sėdėsiu, pinigus uždirbinėsiu, bandysim padaryti Lietuvą geresnę. Mano manimu, mane išrinko Bravo pilietiškiausia, todėl kad esu aktyvi, dalyvauju įvairiuose pilietiškose renginiuose ir esu geras žmogus. Esu padėjus vienam pasiklydusiam piligrimui grįžti namo. Jis pasiklydo mano miestelį, jis buvo iš Jonavos, tai mes kartu nuvažiavom į Kėdainius ir tada nupirkau bilietą jam į Jonavą, nes jis neturėjo pinigų nieko. Galbūt per renginį padainuosiu himną. Minėjimuose dalyvauju, iškeliu vėliavą per valstybinės šventės. Priklausau demokratinė asociacijai mokinių. Patinka organizuoti ir moku organizuoti renginius. Tai laimės šią nominaciją? Ateiti į sceną, pasiimti apdovanojimą, nusilenksiu.